Sveiki visi! Mes važiuojame šiandien ne tik į naują YouTube kanalą ir į naują pirmąjį video, bet ir važiuojame į akademiją, kur šiandien susitiksime su Augustu Šlyteriu ir pakalbėsime šiek tiek apie dziudo, kaip jisai atsirado jo gyvenime ir netgi išbandysime pačią sporto šaką. Iš tikrųjų labai jaudinuosi. Viena paslaptis, kad Augustas man net suveikė kimono, nes aš jo prašiau labai, kad sakau, davai padarom, kad bent vieną metimą tu mane permeti, sakau, noriu būti Europos čempiono permestas per petį. Tai iš tikrųjų prisišnekėjau, dabar labai laukiu, bet iš to pačiu labai jaudinuosi, kaip man seksis skrieti per šį atletą ir kristi ant žemės. Tai viską pamatysite šiame video. Labai lauksiu jūsų subscribe'ų, laikų, nes šitie dalykai padės šitam turiniui augti ir pasiekti didesnį lygį. Tai visų pirma, reikia užsirišti diržą. Tai aš tau parodysiu, o tu pabandyk sekti mane, eini skvernus, užkiši. Čia skvernai yra, ne? Jo, atlapai, jeigu taip taisyklingai, tik tais atvirkščiai. Šitas turi būti viršui. Okay. Taip, tada paimi diržą ties viduriu. O. Čia dedi ant pilvo. Tada nugaroj perkryžiuoji. Yra svarbu, iš kurios pusės ne? Ne. Okay. Perkryžiai ir atvedi čia. Jo. Tada sukeiti ir man atrodo baigsim diržo rišimą, nes padaviau per trumpą diržą. Sukeiti ir per abudu. Šitą per abudu? Taiplas šitaip. Jo, ir šitą per abudu, taip. Nu. Gerai, užtrauki. Taip pastagavas nelygus galai, galima biškį pasitaisyti. Tada pasitaisyti gali, pastada šiaip tvarkingai gavosi skvernai. Viską dabar darai, kai sakau, su viršutiniu. Apatinis stovi vietoj, čia, perkryžiuoji ir matai gaunasi kilputė. Paėmė, mam. Šitai? Taip, viskas, tobulai. Ir užveržiai. Baltą diržą beveik jau turim. Užsirišai, ką toliau visa pradžia, tai yra dziudo, tai prasideda kritimai. Nes kad išmokt mest, reikia išmokt krist taisyklingai. Tai yra 4 kritimo būdai, pabandysim visus padaryti. Jeigu gerai seksis, tada eisim mesti viens kitą. Okay. Taip pat pirmas, irgi kaip mokinu studentus, tai leveliai skirsim po biškį. Taip pat pirmas kritimo būdas, ant dilbių, atsiklaupiu ant kelių, aš parodysiu, tu tada pakartosi. Tai rankos čia, kai krisim, šita vieta turi kaip vientisai, susiliesti vientisai. Mam, krentu, užimu kažkokią planko padėtį, kad presas neliestų žemės, ne taip sukristi, o taip. Ir krentant, amortizaciją padarau. Su pečiais, ne? Jo, pabandyk. Okay. Nu, važiuojam. Liuks, dar šiek tiek daugiau amortizacijos. Ai, šitą, ne? Jo, kai krenti, kad tą smūgį, žinai, sugert. Okay, bandom dar kartą. Bam, liuks. Gerai, tada, kai antras levelis, atsistoji plačiau. Kojas, nežinau, špagatą padarai, nepadarai. Nelabai. Tai, žinai, kuo plačiau kojas, tuo žemiau krenti. Okay. Ir vėl lygiai tas pats. Iš čia, padarai iš čia, žingsnelis vėl siaurini, vėl siaurini ir turim pasiekti tokią padėtį. Okay. Tai čia pradinė padėtis, ne? Liuk. Iš kitos, dabar iš aukščiau, ne? Jo, po truputį kojas siaurini. Liuks. Dabar siaurai reikia jau čia gerai? Nu, gali pabandyti iš tikrųjų. Liuks, viskas tobulai. Labai greit progresuoja. Jau suprakaitavau. Čia labiau gal iš baimės, jaudulio kažkokio. Gerai, tai dabar padarėm, net sakyčiau, baisiausią kritimą, gal nesunkiausią techniškai, bet baisiausią, visai neblogai sekėsi. Antras kritimas yra kritimas ant nugaros. Tai labai panašu į kuliavirstį atgal, jeigu esi tokį daręs kažkada. Spėju, kad esi. Esu biški. Tai rankos ant kelių, vertiesi ir tuo pačiu metu ploji.
O kodėl tas yra, aš esu girdėjęs. Po to Paaiškinsi, nes visą sugeria, pats iš praktikos pabandysi. Aha. Tai didžiausios klaidos, kad nukrenta žmonės ir tada ploja, turi pajusti vienu metu ir rankos ne čia, kaip sakau, strėlę padarai ir kaklas stabiliai, kad pakaušio netrenktų. Pavanu. Ok. Tai pala, aš dabar iš tokios paties, ne? Jo. Iš tokios, apsikabinu, verčiuosi ir tenkiu. Ir po, bam. Šiek tiek norėtųs tokio, kaip sakau, kaip brutuliukas, nes dabar kritai, pabandyk minkščiau. Ok. Lengva, paprasta, viskas puikiai sekas, negaištam laiko, einam prie kito, kritimas ant šono, tai užimi tokią padėtį, viena koja ištiesta, šita ranka, kur nori, šitaip, palei save, krenti, ploji irgi, ranka ištiesta, ne ant alkūnės, bet ištiesta ranka, čia, ant šono, o ne taip. Ok, tai ant tos, kurios ištiesiu, ant tos ir krentu. Taip. Nu, ok, tai aš tada šitą ištiesiu. Taip. Šitą, jeigu nori šitaip. Ir dabar ant šono. Beveik tobulai, bet pats jau tai šiek tiek alkūnė ir tada. Jo, dar kartelį pabandyk. Tai reikia ištiesta ranka, ne? Jo. Šitaip. Ant pėdos, ana, koja. Šitaip, ne? Ne. Va, tu iš tų tupimos paties. Ne, va čia, žiūrėk, atsitūpk. Ok. Ir tik tada išties koja. Jo, teisingai. Ir... Taip, tik šitą koją. Čia. Ok, kad stabiliai, ne? Jo. Ok. Pabandyk į vieną, į kitą pusę. Gerai. Šitaip. Ir dabar... Ta koja. Va. Šita, ta tokia padėtis, arba laikyk, man tai patogiausia už esmens, arba ištest. Ok, nu dar. Šitaip. Ir... Tobula. Ir liko pats paskutinis šitas. Jeigu tau pavyks šiandien jį išmokti, tai tada tikrai tau reikėjo dziudo sportuoti, nes techniškai sudėtingiausias, tai kūliaštis per petį. Parodysiu supaprastintą variantą ir tada parodysiu jau nesupaprastintą. Okay. Tai supaprastintas variantas ant vieno kelio, ranka eina į tarpą ir per tarpą žiūriu. Verčiuosi per tą petį, lygiai tą patį padėtis. Su ta ranka ir su ta pačia ranka? Ne, su ta pačia. Su kita. Dar kartelį. Čia. Verčiuosi. Bam. Ir su koja, ne? Jo. Čia, šita čia. Okay. O kaip atrodo, pabandyk pradžių, gal tau pavyks, tada parodysiu, kaip atrodo normalus variantas. Ne, atsiklaupk ant vieno kelio. Šitaip. Taip. Per šitą kišį. Taip. Ir per tarpą su galva bandai pažiūrėti per savo tarpą. Taip. Turi ant šono pasiverst. Padėtis tokia pati kaip pabaiga kaip ir ten. Kaip darėm prieš tai kritimą. Šitaip. Jo, tik tais ranka. Arba čia, kaip nori. Ir daugiau verskis per petį. Tai dabar... Taip. Jau panašiau. Į vieną, į kitą pabandyk, į vieną, į kitą. Daugiau smegenys dirba, ne? Ja. Tik vis žiūrėk, neskubėk. Tu iš lėto žiūrėk. Čia ir verti. Taip. Tik tais turi ant šono. Labiau ant šono. Taip, šita ištiesta, šita čia. Va šitaip. Ok. Fainai. Tai dabar... O dabar... Reikės taikyti kritimą, kai tu mane mesti. Iš tikrųjų, kiekvienas metimas ir yra tuos 4 ir tu turi pritaikyti. Vienas metimas, kai darai vieną metimą, naudoji kritimą atgal, kitą meti per petį, kiekvienas savo. O dabar kaip atrodo tas jau normalus variantas, nes čia toks, kaip sakau, pirmas lygis. Taip. Tai parodysiu, gali bandyti, gali nebandyti, parodysiu, kam reikalingas. Tai paprastas variantas ir lygiai tas pats iš stovėsenos. Bam. Lygiai tas pats atrodo. Tik iš stovėsenos padarai. Okay. Tai nežinau, noriu pabandyk? Noriu, viską noriu išbandyti. Stoju, kojos vienoje linijoje, ranka. Va. Dedu ranką. Ant tatamio pačio plaštakos nededu, jinai taip ir nueina, kaip sakau. Aha.
Ir trenki su ta kita. Jo. Tai jeigu aš dėsiu kairę, aš versiuos per kairę, trenksiu su dešinė. Tik tai užfiksuok tą patį. Šitą? Jo. Ai, bet labai dar geriau nei pirmas lygis, kaip vadinu. Nereikia atsipalaiduoti, žinai. Jo. Per kitą pusę dabar. Jeigu aš taip. Super, tik tai kojas. Šitą ištiesta. Šiaip labai gerai, tik ta ranka. Gali taip laikyti, bet arba ištiesta, arba tvarkingai ant šo. Kodėl šitaip? Čia dabar kol mokausi? Jo, mokais, po to jos nereikės laikyti, po to jau ją tau laikys. Jo, arba, nu, gintis. Jeigu jau taip kristi, jau nebebus nuo ko gintis. Nebesiginsiu jau, reiškia. Jo. O, tai nežinau, galiu parodyti, kaip mes jau po to aukštesnio lygio darom įsibėgėjus, per žmogų galiu peršokti, tai galiu peršokti dabar įsibėgėjęs į tolį biškį pasitrauk. Okay. Parodysiu tokį kaip akrobatinį irgi elementą ir dziudo ne tik, nu viskas susideda iš tikrųjų. Ir fizinis pasirengimas, ir kiek tu darai dabar, fiziškai nepavargai, bet kiek galva tavo turi dirbti. Ir dabar, kiek sportuoju metų N, ir kaip pavyzdys, nu, krepšininkas, o dabar to nepadarys, ką aš padarysiu, kaip pavyzdys. Nu į tolį gali naudoti, kažkoks akrobatinis. Galiu aš pamėginti? Drąsoka būtų, gal tiek to, jeigu nori, galiu per tave peršokti. Nu, davai. Bet reikia tau tiek įsibėgėti? Nu, jo, gal vis dėlto. Tik tais, ne, atsistok. Ką? Atsistok, pasisuk šonu į langą, žiūrėk. Tik tais dėl viso pikto, galvą sulenki ir paėmi čia. Nu. Jeigu kartais liudyčiau. Ką? Palauk, bijau. What the fuck? Matai? Geriau nesirinkau. Geriau. Tai krist išmokom. Gal tada dar kažkiek pabandom akrobatikos pasidaryti, nes irgi tai yra dziudo elementai, kulversti į priekį atgal. Okay. Mokė, esi daręs? Kulversi moku, saltų ne. Tai saltų nedarysim. Gerai. Tai stojam nuo čia. Bet beveik padarei. Nu jo, šiokį tokį. Tai stojam nuo čia, vienas kulverštukas čia, vienas atgal. Gerai, vienas. Jop, pasisakė. Liuk, super. Nu ir matau, kad... Pridenies. Jo, mokė, tada irgi neatsiejama dalis, darom beveik per kiekvieną treniruotę, tai saulutės. Irgi saulutė. Viskas, važiuojam, bandom. Pala. Čia šoną reiks statyti? Taip. Nu, 1, 2 ir... Pasitensi kažką. Viskas išeina. Per abi. Auros prideda sugebėjimų. Ir dabar, irgi, kaip ir dziudo nedarai metimų, kaip pavyzdys, vieno. Visą laiką galvoji kažkokį judesį, kombinuoji, kaip ir visose sporto šakose, dvikovinėse. Boksai irgi kombinacijos. Tai netgi toj pačioj akrobatikoje irgi kombinuojam pratimus. Darėm dabar kulverščius ir darėm saulutes. Ir labai lengva sujungti kartu. Irgi parodau. Ir kulverščius. Man atrodo, kad čia žinai iš akrobatikos. Nu, bet... O tai gal akrobatika iš dziudo pasiėmė šitų dalykus? Nu gal kažkiek, bet čia yra, akrobatika yra neatsiejama dalis dziudo, nes nu to reikia ir koordinacijai, ir netgi kovos metu pritaikai kai kurios elementus, kad tavęs nenumestų, prasisuktum ir... Ok, tai aš dabar darau saulutę ir lečiuos atgal. Taip. Gerai, mano. Beveik viskas gerai, aišku. Jeigu tobulumo reiktų, kad kuo mažesnės pauzės būtų, kojas sudėlioti, bet išeina. Realiai iš po saulutės turėjau dėti kojas vieną prie kitos, kad galėčiau apsiversti. Jo, ir manau, apšylom, ką dabar galim pereiti, mest. Tai pati paprasčiausia bazė, padarysim 2 metimus, parodysiu šiandien, nu gal 3, jeigu gerai seksis. Tai paėmimas, atlapas, rankovė, imam ne kaip, ne čia, imam už kimono. Koja čia ir verčiu. O, matai, kam reikalinga? Viskas atrodo labai paprasta. Dar kartelį parodau.
čia, jeigu patogu gali pasimti apykaklę, koja čia, ne čia, Šalia. čia. Vat realiai, kaip sakau, per pėdą. Aha. Ir šičias, tai ne čia, pažiūrėk, pajusi skirtumą. Čia, tu jau krenti, ne? Jo. Petį stumiu, ranką traukiu, nepaleidžiu, saugau partnerį, nes tada nenorės sportuoti nieks su tavim, jeigu nesaugosi ir neturėsi ko sportuoti. Varžybas irgi saugai? Per varžybas jau yra kitas reikalas. Supratau. Tai dabar tu pabandyk. Pala, man reikia šitą. Imu už čia. Taip. Imu už kimono. Ne, nes tą koją pradedi. Teisingai. Taip. Ir dabar. O, Taip. Šitą paleidi, Paleidžiu. šitą turi laikyti. Viskas, paprasta. paprasta, kai tu nesipriešini. Tai taip. Šitas ir... Aš verčiuos kartus ar ne? Dabar kaip... Turiu paleisti. Jo, turiu paleisti, dabar atidirbinėjom varžybiniai situacijai, tai krenti ant varžovo, prispaudi, jeigu reikia išlaikymą laikai, jeigu reikia laužį, smaugi. Ok, pakalbam tada truputį apie taisyklės. Dziudo, kokios yra taisyklės, kad tu turi laimėti? Taškų sistema? Jo, yra 3 vertinimai. Yra Juko, tai yra 1 taškas japoniškai, tai yra Vazari, yra 10 taškų. Okay. Ir tai yra Ipon, yra 100 taškų, iškart laimi kovą. Jeigu surinki 2 Vazari, tai gauni iškart Iponą. Matau, iš veido šiek tiek sudėtinga. 1,50 ir 100, tai kad laimėti reikia 100. Jo, bet vienas yra 10 ir 2,10 sudaro 100. Okay. Keista, bet taip yra. O ta Juko vienetas gali daryti kiek nori, jis jau nebesikonvertuoja. Tai kaip gali pasiekti tuos vertinimus? Pasiekdamas metimų, tai vertinimas priklauso nuo kokios tu padėties nukrenti. Jeigu nukrenti, kaip pavyzdys, mažiau negu 90 laipsnių kampu, gauni vertinimą Juko. Jo, arba ant užpakalio irgi. Jeigu taip, nesvarbu. Svarbu, kad rankos liestų dar irgi tiksliai. Dabar taisyklės dažnai keičia, tai tų niuansų nežinau visų, bet turi rankos liesti irgi gauni vieną įvertinimą. Juko. Vazari, jau kai 90 laipsnių, arba šiek tiek daugiau. 10. Okay. Taip. O kaip gauti tą Iponą ir greit baigti kovą, tai viskas priklauso irgi. Turi būti pilna nugara, gali būti judesys 90 laipsnių pilna nugara, bet turi susidaryti greitis ir turi būti metimo amplitudė ir kontrolė. Tai čia finale tą ir padarai? Jo, taip. Okay. Taip. Pasidalinsimės, kaip finale reikia nugalėti su vienu metimu. Taip. Tai, bet apart metimų galima išlaikymais. Prispausti? Jo, prispausti, kaip tu sakai, irgi. 5 sekundės yra, jo gal tvarkingiau atsėdam, 5 sekundės yra vienas įvertinimas, Juko, 10 sekundžių Vazari ir 20 sekundžių Ipon. Jeigu... Non-stop turi laikyti, nes jeigu pasisuka bent kiek nuo nulio, apskaičiuoju ar ne? Jeigu išlaikai 10 sekundžių, paleidau, vėl paėmiau ir tada vėl 10 sekundžių. Viskas. 2 Vazari, Ipon. Okay. Jeigu nesugebi nei numest, nei išlaikyti, tai belieka užlaužti kokią ranką arba prismaugti. Tai čia jau jokio laiko nėra. Iki pasidavimo, kaip sa. Prismaugt? Nu taip, gali. Čia kova be taisyklių, kaip suprantu. Nu ne, yra taisyklės. Negali smaugti per smakrą, negali smaugti kojom, jeigu smaugimą darai kojom, turi būtinai būti ranka. Negali laužti sprando, nu kaip pavyzdys, nugarą, žinai, slankstelius. Irgi yra tam tikrų niuansų, bet daug dalykų ir galima, aišku, daryti. Tai kova trunka 4 minutės. Jeigu nesugebi per 4 minutės išsiaiškinti, pratęsimas, o pratęsimas iki įvertinimo. Gali kovoti ir iki rytojaus, gali laimėti pasibaigus pagrindiniam laikui per 5 sekundės. Okay. Jeigu nei vienas iš tų nesugebi, nei numest, nei išlaikyti, užlaužti, smaugti, tai yra įspėjimai. Tai juos gauna varžovas, jeigu nedirba, paima už kojų, atlieka kokį neleistiną veiksmą, kalbą, gauna įspėjimus. Okay. 3 įspėjimai, lauk. Diskvalifikuoja. Jo. Bet tik tai kovai, nediskvalifikuoja? Žiūrint, Pralaimėjimas. Jo, pralaimėjimas, nebent tu parodai nesportišką elgesį, tada viskas. Laisvas esi, eik ledų pirkti. Okay.
Tai va tos taisyklės tokios, yra dar daug niuansų, bet juos gal nesivelkim. Jo, bent jau bazė. Dabar aiškiau, kaip reikės man tave nugalėti. Nu jo, galėsim pabandyti. Tai dabar vieną metimą moki, pabandom gal antrą metimą. Gerai. Tai antras metimas yra per dubenį, tikrai esi... Jo. Tai tikrai esi gal matęs filmuose, video kažkur. Jo. Tai irgi, suėmimas. Už rankovės. Galima imti už nugaros, galima imti už diržo. Patrauki, kai dedi pirmą žingsnelį. Patrauki, pristatai, šiek tiek pritupi. Viskas. Atrodo paprasta, ne? Jo. Nu ką, gali pabandyti. Kiek sveri? Nesvarbu. Apie kokius... Už nugaros. Taip. Šitą koją. Taip. Šalia? Ne, statyk, realiai turi gautis tarp mano kojų. Šitaip? Taip. Ir ranką jau turėjai patraukti. Turiu mane jau ant pirštų galų būti išvedęs. Tada šitą koją pristatai. Čia. Taip. Viskas gaunas. Tai. Lengvai. Tu pasilinkė, ne? Nu aš O, pabėgo diržas. Nieko aš tau, ta prasme, kaip? Aš nesipriešinau. Tiesiog tu mane metėjai. Ir viskas, tai aš, kaip sakant, with the flow tau padėjau. O jeigu, tarkim, aš paimčiau taip, o ne, šitaip, tu gali mane mesti atgal? Taip, galiu mesti atgal, galiu perimti, galiu pakelti ir visaip. Ir yra atmetimų. Šveist ant kupros, ne? Galiu ir šveist ant kupros. Ir yra daugybė metimų. Po to ateis, galėsiu parodyti per treniruotę, pats pamatysi. Okay. Ir tai gali dar kartą pabandyti numest. Gerai, ėmu šitaip. Taip. Jau čia keliu. Taip. Čia jau biškį prasitraukiu. Pristatau. Taip, tikrai neblogai. Net neblogai, gerai. Okay. Su Hebra dirbam sunkiau biškį išmokti. Tik tais visų, dar kartą trečią kartą pabandyk, tik pabandyk sujungti. Ne, patraukiau, žingsnelis, čia tada pagalvojau. Jo, atsipalaiduok. Super. Viskas gaunasi, reikia rašyti studentų Lietuvos čempionatą. Gal ne. Tai metimus mokam, galim pabandyti, išlaikymą padaryti. Okay. Tai atsigulk ant nugaros, pats paprasčiausias, ranka keliauja po pažasčia. WWE. Jo, labai panašu. Čia svarbiausia, kad tavo galva būtų pakelta, kad neliestų pakaušio. Nes man tada bus sunkiau, ne, išsikelt. Jo. Čia ir viskas. Prisispaudžiu, kojas šiek tiek plačiau, bet ne per plačiai, kad pasiskirstytų svoris ir turėtum didesnį atramą. Ir viskas. Jeigu labai muistaisi, galima atlikti laužimą. Skausmingą veiksmą. Okay. Dabar tavo variantai, kaip pabėgti. Tai dabar tu mane paimk ir aš parodysiu variantus. Dabar aš šitaip. Taip. Šitą ranką turi keliauti po tavo pažastimu. Šitaip? Taip. Tik tais, matai, kam kimono reikalinga? Imk už kimono drąsiai. Taip. Čia irgi. Už kimono, ne, su kita ranka. Va, viskas. Laikai. Mano variantai. Jeigu pagaunu tavo koją, išlaikymo nėra. Tokios taisyklės. Arba galima čia. Okay. Arba. Kaip tai padarai? Dar gal parodyk. Čia paėmiau tau už apykaklės ir koją įkišau. Kojas pagalba. Arba verčiuosi tave, verčiuosi, tu spaudi ir pasinaudoju tavo jėgą, nes natūraliai aš tave spausiu, tai norėsi mane atlošti ir tada perversi. Tai dabar nežinau. Gali pabandyti mane palaikyti, galim nuimti laiką, galiu aš tave pabandyti palaikyti, gali tu pabandyti pabėgti. Nu, davai. Kada pasiruošti jau man? Nu tai tegul duoda startą. Pasiruošę? Važiuoja. Kiek truko? Nebuvo pasiruošę šitam. Dėmesio. Varo. Ne. Eik tu savo. 7. Tai būtum gavęs vieną tašką, jau jūko būtum turėjęs. 7 sekundės išlaikyti. Nu davai, dabar tu man aš tai tikrai
Sunaikinsiu. Nu, baba. Tu priešintis, ar? A jau pradedam? Jau. Va, kažkaip tenais reikėjo. Žiūrėk, aš tą su viena ranka galiu laikyti. Negali. Va, labai nedaug trūksta, nedaug. Tai kad tu pasiduodi. Jau būtum gavęs juką, man atrodo. Atrodo, šiek tiek daugiau. A, Tai padarėm darbą, nežinau, 15 sekundžių ir jau yra reikalų, ne? Šlapias. Yra reikalų, yra dar ir smaugimo veiksmai, ir skausmingi, ir laužimai, bet gal ne ant tavęs nerodysiu, po to pademonstruosiu. Pasidalink, kodėl nusprendei šitą sporto šaką, kokia istorija trumpai ir ką tau tai atnešė gyvenime. Oi, tai nusprendžiau tai visiškai atsitiktinai, nes draugai kieme lankė ir aš, kaip sakant, prie chebro, žinai. Okay. Norėjau ir viskas, bandžiau ir krepšinį, ir karate. Nu, krepšinis gal jau buvo kažkiek sudominęs, bet o karate nelabai. Čia kažkaip atėjau, treneris labai toks žmogiškas buvo, tu pati chebra, sekėsi, tokie paprasti faktoriai susidėjo ir pasilikau. O ką davė, tai kai pagalvoju, tai vos ne viską. Nu, taip pat, kiek ir pasaulio pamačiau per varžybas, išvažinėjai ten atostogų tiek neišvažiuosi su šeima ir į tokias valstybės, kur ten išvažiuoju su varžybom. Visi draugai iš sporto, galų gale, nu viską, ten net į mokslus įstot padėjo sportas, nes vis tiek balų gauni ir taip toliau, tai nuo paprastų, ta pati, nežinau, savirealizacija irgi, nu, reikia kažkur save iškrauti, tai viską iš tikrųjų ir visas, pakolkas visas gyvenimas ir sukasi. Tik apie tai, ne? Jo, ir sportuoju, ir jau kažkokią trenerio karjerą pradedu, tai viskas visą laiką esi tame dziudo gyvenime ritme. Okay. Tai... O jeigu norėčiau, tarkim, mane kaip naujas žmogus, kuris niekada nesportavęs tokios sporto šakos, kaip galėčiau pradėti, nuo ko reikėtų pradėti, ką reikėtų žinoti, kad... Tai tau reiktų ateiti į šitą salę nuo 8 iki 9, o susisiekti tai su manim Instagramu, Facebooku ir... Koks, pasidalinsi paskui Instagramu? Ja. O ateina ir va dabar studentų turiu 2 grupės, visiškai ateina ir chebra nieko nesportavus ir viskas gaunas, išmokstam ir tokia sporto šaka, kur gali ateiti didelis, mažas, taip pasakysiu grubiai, storas, plonas, silpnas, nes dziudo yra apie viską. Tu gali būti ten stiprus, bet neturėsi ištvermės ir turi tada galvoti, turiu greit įveikti varžovą, nes man baigsis oras. Tu gali būti silpnas, bet gali būti gudrus, kažkaip išvesti iš pusiausvyros, pagauti momentą, tad dziudo visiems tinka, nes būkim, kaip čia pasakyti, išsireikšti, krepšininkas 1,70 m, tai nežais nei LKL, nei NBA, nei Eurolygoj. O dziudo tu gali būti 1,70 m ir pažįstų dzidistų 2 metrų ir svorio kategorijos, tad visiems tinkamas sportas. Okay. Tai realiai šitų dalykų reikia, kimono? Ateinant? Ne, tai ateinam, sportuojam su, kaip sakau, sportinė apranga, ten merginos timpa šortai, vaikinai šortai, treniruotės. Teisingai, dar merginos yra, ne? Taip, Okay. kas be ko. Ir po to, jeigu tu užsikabini, tau patinka, tai tada ir įsigijam, surandam, ieškom, patys susirandat pilnas, kaip sakau, vintedas, kiek pabandžiusiu, nepatiko, išaugo, nes čia toks daiktas amžinas, nusipirki kimono, aš per gyvenimą esu suplėšęs 2 kimono tiktais, visas kitas yra išaugusios ir suplėšiau per varžybas, kai buvo finalė ir suplėšiau. O ne? Jo, tai... Šiaip žiauriai geras metimas, mačiau tenais. Nu jo, toks. Nu va, tas ir yra dziudo ne apie jėgą ir net nereikėjo kažkokių fizinių pastangų, tiesiog reikiamų momentų. Va toks, tas kaip... Pajausti kada. Jo, pajausti kada ir taip net tos metimus darai kartais ir atrodo kaip lengva ir žiūri, kas nesupranta, o kokios amplitudės, o čia jeigu nereikia, čia viskas apie... Čia. Pergudravimą. Jo. To priešininko. Taip. Žiauriai faina. Ačiū, kad priėmė, ačiū, kad parodai. Labai smagu buvo išbandyti šitą aprangą. Kažkada esu, man atrodo, irgi ir Vintedą įsigijęs. Lankiau kažką, bet irgi matyt
nepatiko, bet šiandien tai wow. Arba dėl to, kad tu čia man čia viską parodai gražią pusę. Gerai, papasakok man negražią pusę šito sporto. Yra tokia? Tai yra, aišku, svorio metimas, nes mes kovos, visos kovos, kategorijos, tai aš gal dar tiek ir nesusiduriu ten 4-5 kg nuo kūno svorio, tai nėra kosmosas, bet tikrai yra žmonių, kur po 10 metų kilogramų ir daugiau. Ir tai čia yra, o tai nežinau gal, tai traumas, bet čia sportų visų, visiems tai atsitinka, čia neapsaugoto taip. Nežinau, toks susidės stereotipas ar nuomonė, kaip čia, kad nemergaitiškas sportas. Yra tiesiog, ateina pas mane merginos, prieš kiekvieną treniruotę nusiimam auskarus, nusiimam žiedukus, kaip su nagais nesportuosi, o nagų merginom reikia, tokie niuansai ir tas perlipimas gal per save, nes tu vis tiek kontaktinis sportas. Taip. Vis tiek viens kitą lieti, meti, griauni, kaip sakau, nes šachmatai susirinkam žaisti, nes galų gale krepšinis irgi ar ten futbolas, pastumi ir viskas, čia šiek tiek to kontakto daugiau, bet viskas nėra ne apie agresiją, ne apie kaip vienas kitas sužalotų, kaip vienas kitam padėti ir tobulėti kartu, ne? Ok, o be dziudo treniruočių pats, kaip esi dabar Europos čempionas, ne? Kokias taikai treniruočių principus? Užtenka tik dziudo, ar eini kažkokius sporto salį darai papildomus? Taip, sportuojam 2 kartus dienoj. Tai būna rytinės treniruotės fizinis pasirengimas, tai irgi iki varžybų lieka 6 savaitės, tu darai tą ištvermės bazę, jėgą, po to pereini prie galingumo, po to jau lieka greitis, laikas mažėja iki varžybų, tai taikai planus tos trenerių dėliojasi, neateini ir ne. Vien be metimo, vien mėtysiesi irgi ne. Reikia ir to fizinio pasirengimo, ypač jeigu jau siekia aukštam lygiai rezultatų, tai visko reikia tada, iš tikrųjų visko reikia, turi ir greit bėgti, ir šokti, ir jėgos turi. Motyvacialus, ne, taip sakant? Taip. Tai labai, netgi sakyčiau, artimo kariuomeniai gal, vis tiek, kariuomenė daug funkcionalumo, tai metimo aišku gal nereikia? Jo, taip, kariuomenė, jo, ir irgi pats irgi tarnauju Kaspe, tai jo, ir per pratybas fizinių pasirengimų tai nesiskundžiu. O kariuomeniai, tarkim, Kaspe vyksta kažkokios dziudo varžybos? Vyksta kovinės savigynos. Jo. Ir tai ten toks dziudo ir Brazilian Jiu-Jitsu miksas. Ir vyko, dabar važiavom į kariškių čempionatą pasaulio. Ir buvo dziudo irgi. Ir kaip sekėsi? 3. Irgi sveikinimai. Ačiū. Tai dar trumpai primink, kuo skiriasi tie visi, kaip sakė, braziliška dziudo trumpai, taip, kaip atskirti juos reikėtų? Brazilian Jiu-Jitsu yra ant žemės, parteris, pas juos... Visą laiką, ne? Pradeda iš stovėsenos, bet kova dominuoja parterį, o dziudo, gal sakyčiau, 70 ar 65% stovėsenai ir mažesnė dalis parterį. Ok, tai to ir skiriasi, ne? Jo. Yra dar kažkas panašaus? Jo, kimono iš tikrųjų, pas jos gal šiek tiek planės. Ne, tu prasme turiu omeny tuose kovose, bet Jiu-Jitsu, Brazilian... Ta prasme panašių sporto šakų? Jo. Taip, tai yra sambo, irgi tokia sporto šaka ir Lietuvoje propaguojama. Netgi gali, norėdamas pritempt, nežinau, laisvasias imtynės, irgi yra ten su triko, bet irgi gali pritempt, o daugiau. Tai iš tikrųjų daug tų, net tos pačios, MMA, tai kiek yra gerų dzudistų, baigia karjeras ir atėjo ten ir irgi pasiekia aukštą. Bet tu ten eina būtent jau smūgiai, ne? Jo. Šitose nėra. Nėra. Bet laužimai galimi. Jo, turim. Užspaudimai, laužimai galimi. Jo, bet smūginės technikos nėra. Bet esu matęs, kad netyčia kartais nečiumpant. Tai būna ir mušto atlapą traukėsi, gauni ar nukrenti ir alkūnės tas visiškai nespecialiai, būna kiti. Nespecialiai, žinai, visokių tų triukų bandai. Turi triukų atsigulus, kur tenais mes per rankinį turėtum, kad odą suki? Taip, eini, su šonkauliais, per šonkaulius arba ten kaip pavyzdys. Gali atsigult ant pilvo atsigult ir užsidenk kaklą pilnai, ne, šitaip užsidenk
Va, ir kaip man čia tave pasmaukti, ne kaip man čia tave pasmaukti nykštį į kišenę. Tai nemalonu. Arba, oi, čia netyčia nukritau. Ir viskas, va. Kaip nesmagiai. Tai ar tai gražu? Nelabai. Bet ar laimėsi? Tikriausiai taip. Tai va tas ir yra po to jau čia. Oi. Atsiminsi, kad buvai treniruoti. Labai gerai. Nu ką, ačiū tau labai. Dar palauksim tavo kolegų ir pasižiūrėsim tikros akrobatikos ir tikrų metimų, ne? Jau ir taip, galėsim pasižiūrėti, pafilmuoti. Ačiū tau labai. O yra kažkoks pasisveikinimas ar atsveikinimas? Jo, tai turim tokias kaip tradiciją, tai susirenki prieš treniruotę, susirikiuoji, treneris kartais pasako treniruotės planą, kartais kiekviena. Tada pasako komanda Mukso. Mukso? Jo. Okay. Tai užsimerki, nuleidi galvą, tokią mini meditaciją, tada pasako Mukso mate, nusilenki. Nusilenki pilnai? Taip, pradedi treniruoti. Čia visiškai yra nuo, kaip sakant, salės, taisyklės kažkokios šiaip. Mes labiau taikom po treniruotės. Kartais prieš, jeigu didesnė ateina, ar svečių turim, ar kažkokią tai proginę treniruotę. Kartais nedarom, bet šiaip arba pradžioje, arba gale būtinai vis tiek. Vieną kartą vis tiek padarom. Nu, kaip pagarba, ne? Jo, pagarba. Dabar čia yra ne dziudo salė, čia yra imtynių salė, aišku tinka, dar net patogiau, kuris minkštesnis, bet einant į dziudo salę, tai privaloma nusilenkti ir kaip pavyzdys ten vat kojinis, jeigu tik baltos ir išvis, mano nuomonė, nereikia kojinių dziudo salėj. Ir va tiek turim, dabar turim su savim, bet yra kimanės irgi mėlyna balta, tai čia grinai, kad teisėjai atskirtų. Kimono? Jo, kimono. Ar kimanė vadinasi? Na, šiaip kimono, kimanė sulietuvinam. Okay. Jo. Kas dar yra diržų, kaip čia, lygiai kilti, tai va tu dabar esi užsirišęs baltą diržą, tai yra vadinami Q, tai yra 6, tai tu esi dabar 6 Q. Jis pats žemiausias ir kyli, geltonas, oranžinis spalvos keičiasi iki 1 Q, tai yra rudas diržas, tada eina danai, jau man atrodo verčiasi, meistro pakopos kažkaip taip, tai tada atvirkščiau, tada 1 žemiausias, 10 aukščiausias ir pradeda kilti, va, aš turiu jau 2 daną, nėra čia jokio, vizualiai jie nuo 5, man atrodo, keičiasi spalva, baltas ir raudonas. Tai kiek tau dar liko? Nu gerai, čia taip gal vaikiškai paklausiu iki to aukščiausio levelio. O, tai čia jau turi 10 daną, nežinau, gal iki 10 žmonių pasaulyje ir ten gauna už nuopelnus apskritai dziudo sportui, ten populiarina, seminarai visokie. Tai va, žiūrėk, mes populiarinam ir dabar... Pradžia, jo. O dėl sportinių pasiekimų, tai greičiausiai gali 4 gauti. Okay. Iš to galiu pragyventi? Lietuvoje. Nu, mėtyti, bet teisingai, ne? Jo, ne krepšinis tikrai ne. Okay. Gerai, ačiū tau labai ir matysim kitose laidose. Ką tik po dziudo treniruotės, tai net negaliu apsakyti, koks jausmas. Ta energija, tas visas judesys ir harmonija. Nu, paliko didelį įspūdį, iš tikrųjų, filosofija, trenerio įsitraukimas, treneris 70 metų, bet veiksmai, koordinacija ir visa filosofija rodo, kad šis sportas yra bazė, ką turėtų vaikai pradėti nuo pat mažų dienų, išmokti kristi, išmokti nebijoti kontakto ir, kaip sako treneris, 3-4 metai tokio sporto ir visos kitos sporto šakos auga labai stipriai. Tai labai patiko, visiems labai rekomenduoju skatinti savo vaikus, patiems pamėginti ir praleisti gerai kelias valandas tokioje harmonijoje, tokioje kompanijoje su puikia treniruotė, kuri yra ne tik fiziškai, bet ir emociškai sunki, nes reikia dirbti ir galvoti, kaip panaudoti priešininkų jėgą prieš jį patį. Tai labai daug visko, tai 10 balų iš 10.